Labas, aš su savo dviejais draugais kuriame YouTube kanalą ir ši diena yra truputėlį išskirtinė. Kodėl taip yra? Todėl, kad šiandien mes pirmą kartą turėjome pokalbį su galimais mūsų kūriamo kanalo Not Silver Wind sponsoriais. Jų atskleisti dar kol kas negaliu, nes dar kaip ir nėra viskas pilnai į galą patvirtinta, bet mes turėtume pradėti filmuoti pirmosius video, kai grįš Tajus, o tai turėtų būti rugpjūčio 24 diena. Tuomet, kol sumontuosim, išleisim, tai aišku užims kažkiek laiko, bet apie rugsėjo kažkur 10 dieną rugsėjo pradžiai jau tie video galimai pasieks mūsų TikTok kanalą, YouTube kanalą, Instagram kanalą ir panašiai. Ir jeigu viskas bus gerai, tai tuomet tikėtinai ir užsidirbsime savo pačius pirmosius pinigus. Ir tas yra labai smagu, nes pagaliau galima bus sakyti, kad tai iš tikrųjų mums yra kaip verslas, o ne tiesiog kažkokia papildoma veikla, projektas ar hobis. Bet vėlgi viskas dar nėra iki galo padaryta, atlikta ir pinigų mes dar tikrai irgi negavome. Tai todėl nežinia, kaip ten viskas bus. Šiuo atveju tai yra mūsų pirmas sponsorius, o kita pusė, kiek žinau, irgi dar tik pradeda savo veiklą, todėl nei vieni, nei kiti neturi daug patirties tame, bet gyveni ir mokaisi. Toks gyvenimas, viskam būna pirmas kartas, aš manau, tai yra visiškai normalu. Ir nors yra tikimybė, kad galbūt ir bus padaryta kažkokių klaidų ir panašiai, bet vėlgi, gyveni ir mokaisi. Tai klaidos tam reikalingos, kad iš jų pasimokytum, bet tikėkime, kad jų ir nebus, kad viskas bus gerai ir viskas bus taip, kaip susiram ir abi pusės bus laimingos. Jeigu tau patinka turinys apie tai, kaip kuriame savo verslą, šiuo atveju YouTube kanalą, tai pasiek, nes šitam kanale būtent tai ir keliame. Iki.